Jūs sveikina Litkindly kanalas. Du 2011 metais kino teatruose pagaliau pasirodė visų taip laukiamas lietuviškas filmas Tadas Blinda pradžia. Tenka pripažinti, su nekantrumu laukiau ir aš. Deja, rezultatas buvo kitoks nei tikėjausi. Filmo pradžioje ausis pasiekė šiuolaikinė lietuvių kalba. Blinda nepanašus į baudžiauninkų bernužėlį, greičiau šiuolaikinį jaunuolį. Nesinori būti per daug priekabiam, bet kokie lituanistai galėjo tekstą bent kažkiek suarchainti. Išgirdus mums patiektą variantą, 19 amžiaus atmosfera man pradėjo blankti. Tadas atsiskleidžia kaip labai poetiškos sielos žmogus, mergų kirkintojas, vėjavaikis ir jam kyla tokios idėjos, kokios gali kilti tik mūsų švietimo ministerijai. Blinda vadinamas svieto lygintojas net kelis kartus. Žmogus, kuris pirmą kartą girdė apie kažkokį Tadą Blindą, net nesupras, ką buvo norima tuo pasakyti. Filme rodoma Blindos jaunystė, tačiau nėra jokių svieto lygintojo ženklų ar žygdarbių. Kam iš viso ta frazė? Į filme skamba visai nei tema. Čia lygiai tas pats, kaip kokiam statybininkui pasakyti, tai koks iš tavęs melžėjas. Neskaičiavau, kiek kartų galime išgirsti žodį laisvė, bet norint žiūrovą įtikinti reiktų atskleisti kokią tą nelaisvę. Deja, niekarto nemačiau Blindos dirbantį užsiiminėjantį velniai žino kuo. Vis tik mokinukams gerai, nes jie rašydami rašinius apie laisvę turės kuo remtis. Mes sužinome, kad sukilimas įvyko ne lietuvių, lenkų ir kitų slavų norų, o provokatorių pastangomis. Vienu žodžiu, dėl to kaip visada kalti rusai. Iš tikrųjų gaila, kad filmas apie lietuvių tautos Robiną Hudą tampa politinių propagandos įrankiu. Senoji versija irgi buvo atskiesta su tarybiniais atspalviais, tačiau vis daugiau į temą. Jaunasis Janekas atvykęs į Lietuvą prabyla lietuviškai. Palaukit, kur dingo polonizacijos įtaka? Nors herojus prasitarė, kad lietuvių tauta mužikiška ir jis ne iš tų, kurie ją mylėtų. Tai ne tas filmas, kur būtų galima išgirsti kažką daugiau lenkiško. Toks jausmas, kad ne tik žemaičių bajorai nemoka lenkiškai, bet ir Janekas. Neįtikinot, pan Janek. Čia Blindai pasimaišė protas. O čia gal režisierius sugalvoja patimti laiką krepšinio pertrauką. Rusai kaip visada šneka su lietuvišku akcentu ir būtinai kriokia kaip isterikės. Ir kodėl jie tokie grubus? Пошел вон, сволочь. Пошли прочь. Вон пошли. Labai jau dažnai naudoja žodį von. Ko gero norėta pademonstruoti, kaip gerai ir tvarkingai lietuvių aktoriai gali ką nors pasiųsti rusiškai. Taip, mes ne iš kelmos pirti. Veizek Blind su bernu kapsubu, regis mums kai kas nori priminti, kad mes randame Žemaitijoje. Tikrai sunku suprasti, kad čia Žemaitija. Dėkui iš pagalbą, ponai. Tik kodėl vieni šneka žemaitiško, kiti ne žemaitiškai? Gal kažką žinot atsakymą? Štai ir priartėjo įspūdingiausia filmo pabaigos vieta. O, atrodo visai kaip Mozė. Štai tuoj susikirs rusų būrys ir maištininkai. Kai rusai taikosi šauti du žmonės, Blinda šaukia, kad jos subinė auksinė. Gana neįprastas būdas stabdyti priešą. Susidaro įspūdis, kad rusai išgirdę apie aukščiausios prabos užpakalį dar suabejos ir pagalvos. O jie, Motiejų su Tadu, tikrai drąsūs žmonės. Jie net neprisilenkė matydami į juos atgręžtus ginklus. Mat žino, kad nepataikys. O iš tikrųjų nepataikė. Keista matyti, kai neapmokyti maištininkai su pagaliais atviroje mūšio vietoje sumuša reguliariosios Rusijos armijos būrį. Senukas neaišku dėl ko bėgdamas pasigrebė jauną merginą. Gal ir aišku dėl ko. Bernardas susiremė su Janeku. Jis pralaimi. Ir štai pagalba atskuba Blinda su kompanija. Keista, iš kur tas baudžiauninkas moka taip gerai fektuotis, neturėdamas karinės patirties. Pagaliau gerasis bajoras atiduoda Tadui žemę ir prašo pavyti savo dukrą. Senukas matyt apsigalvojęs išmeta lauk Kristiną. Tadas randa Kristiną, o ta palpusi. Tačiau viskas gražiai baigėsi. Norėtųsi pareikšti, kad filme aiškiai jaučiasi biudžeto trūkumas. Dažnai filmas neatspindi realybės. Ir apskritai, kodėl reikėjo pavadinti Tadas Blinda, kai pagrindinis herojus mažai save panašus. Tiesiog aukštos markės pavadinimu pridengia jo neatspindinti turinį. Nepaisant to, vienam dalykui negalėjau likti abejingas. Ievos Narkutės atlikta daina Raudoni vakarai skambėjo išties puikiai. Bet tai tik mano asmeninė nuomonė. Su jumis buvo Litkindly. Iki susitikimo, ate. Priešas trauksis, viskas keisis, mano Lietuva bedalė.